Viskas tvarkoja. Sveiki visi, čia tiesioginė transliacija Tiltas iš Priežes studijos, kur sėdi Kazimieras Juraitis, mūsų visų televizijoje, kurią jūs padarot ir pinigais, ir pasiūlymais, ir idėjom, ir kritika, kurią mes vėl atgal paleidžiam. Ir šiandien vėl mes susijungiam tiesioginę srautų, striumų, strymų, strują su Majamyje gyvenančiu naujai kūrimo filmo Visa tiesa apie koroną arba išgalvotą pandemiją, tai yra Dariumi Varlingu ir Akera, kas ten sėdi šalia tavęs? Akeras mano sūnus, pamojuok, atsistok gal dabar pradžiai, kad tave matytų žmonės. Akerai, ką reiškia tavo vardas, pasakyk pradžiai? Žemės dievas. Žemės dievas, geras. Karalius Kazimieras, žemės dievas, o šalia tavęs kas toks plikas į karalių Kazimierą panašus? Kas aš toks? Darius, turtuolis, turtų valdovas. Darius yra buvęs Persijos karalius. Turtuolis, turtų valdovas. Arba žmogus, kuris daro. Tai žemės dievo tėvas. Darius Overlingas, geras. Monika yra žemės dievo motina, tai mes esame kaip ir dievų šeima išeina. Ar tai? Geras. Šitoj karalystėje aš irgi lyg tai ir vyriausias žynys, ir levitas, ir bažnyčios galva, ir... šiaip taip, gera kompanija susirinko. Dariau, aš čia paskutiniu metu šiaip jau vis griežtėja ir retorika, ir tas išgyvenimas verčia būtinybę išgryninti viską. Ir panašu, kad vis tiek tuos globalistus veisėt jūs maždaug, anglosaksai, bet tu Majamy, jeigu gyveni, tai ten jie irgi sėdi, ten knipžda jų. Ir dabar gaunasi viena tokia eina prieš valstybės, vat pas mus irgi tokia yra valdžiukė visa prieš valstybininkai. Ir valstybės subjektas, tai yra tauta, valstybės nori. Tai dabar, kaip iš šito kampo žiūrint, vis tik tai, kas pas jūs ten darosi, ten knipždelynas, tu juos matai, sutinki tuos globalistus, ar kaip? Aš sutinku, Kazimierai, ar galima būtų, ar čia tik dabar, nes aš nematau tavęs, Kazimierai, ar čia tik... Tai čia mane slepia čia Dymas specialiai. Man būtų visai paina matyti tave, nes aš daugiau už kūno kalbos skaitau, jeigu įmanoma. Gerai. Va tai būtų astika. Taip, Kazimieras yra gražesnis, man atrodo, žiūrovai tą jau seniai suprato. Aš esu grožio etalonas, kad žinotum. Net tokia ragamaisti. Tai kaip aš pasakysiu, Kazimierai, jūs teisingai pastebėjot, ko gero tas brudas yra sukuriamas Amerikoje, bet įdėjimas yra kitur. Kodėl? Sugalvojamas lyg tai, sumastomas. Yra toks pasakymas, kas nesate girdėję. Jisai taip, čia Amerikoje gana žino amerikonai tokį pasakymą. Visos aferas prasideda Kalifornijoje, po to išplinta per Ameriką protestuojamas. Ir jeigu suveikia jau Kalifornijoje ir Amerikoje, tada paleidžiama į viso pasaulio šalis. Tai jeigu lietuvių kalba, tai išmatuojama pabandoma ant amerikonų runkelių, o jau plačiu mastu ant pasaulio runkelių. Tai jau lietuviai tai runkeliai. O jeigu tiksliau, tai yra toks Silicio slėnis. Aš ten metus laiko pragyvenau. Kalifornijoje yra Silicio slėnis. Galima Wikipedijoje, gali žmonės pasiskaityti. Ką reiškia Silicio slėnis? Tai ne miestas ir ne šalis. Tai yra Bay Area, kaip Klaipėdoje, kad būtų įlanka tokia. To įlanko yra Facebook'o ofisai, viską galima pažiūrėti per porą valandų. Facebook'o aš visur buvau, ir Google ofisuose, ir Facebook'o ofisuose, YouTube'o, LinkedIn'o. Visos tos geriausios, kaip mes sakome, technologinės kompanijos yra vienoje vietoje. Ten yra Stanfordas, ten yra Berkeley universitetai ir netgi, kaip minėjau, telefoninio pokalbio metu, aš Berkeley pats gyvenau, ir prie Berkeley universitete yra 8 parkingo vietos. Tai kaip stovi ženklas, dabar neparodysiu, kaip stovi ženklas, po to galėsiu gal įdėsim, stovi ženklas kaip invalidkė stovi, gal neteisingai sakau, čia mane jau komentuoja kartais, matot, atleiskit man, jeigu blogai lietuviškai kalbu, 18 metų jau gyvenu Amerikoje, bet aš manau pakankamai gerai dar kalbu lietuviškai. Understand, yes. Understand, very good, biški blogai gal kalbėti. Tai va, ten yra kaip 8 vietos, Berkeley universitete yra parašyta ant ženklo. Parkintis gali tik Nobelio premijos laureatas.
paprastas profesorius negali parkintis. Nu ir kas bus, jeigu prisiparkuos? Bauda. Yra aiškiai straipsnis parašyta bauda, nutems automobilį paprastas. Geriausių universitetų pasaulyje paprastas profesorius, ne Nobelio premijos laureatas, tuose, ten padaryta prie pat durų, kad jie jau atprivažiuoja ir lipa laiptai. Tai va, o kiti tie paprasti lochai profesoriai gali jau parkintis biški toliau, reikės kokį 15 metrų paeiti. Vat yra didelė protų koncentracija ir tikrai teko ten sutikti nemažų iškrypėlių, žinau, Kazimierai. Protingų iškrypėlių. Tai ta prasme, diplomas teisingai aš tada, kaip jeigu tu asilas, tai būsi diplomuotas asilas, bet šio kalba eina ne apie asilus, čia jau tikrai apie nusikaltelius, kur diplomai tik užtvirtina tau autoritetą ir tada nusikaltimus nebaudžiamai gali daryti. Meluot geriau gali. Taip, tu tada esi diplomuotas nusikaltėlis, o čia jau yra aukščiausias lygis. Aš noriu tokią apie išsilavinimą vieną apibrėžimą pasakyti, kur aš savo žmonėm, kai mokau, sakau, tikrasis išsilavinimas yra žmogaus sugebėjimas gauti viską, ką jis nori, nepažeidžiant kito žmogaus teisų. Gauti viską, ką jis nori. Nori jachtos, nori milijonų, nori keliauti, nori ką tu nori 15 žmonų turėti. Turėk kiek tik nori, svarbu, kad jos sutiktų. Ar ne? Ko nori tikrasis išsilavinimas sako? Kad tu gali gauti ir turėti viską, ką nori, bet nepažeis kito žmonių teisių. Na taip. Man atrodo, dabar visas pasaulis labai gerai jaučia, kad visų mūsų teisės visuose šalyse yra labai stipriai pažeidžiamas. Bet aš žiūriu, tu visą laiką vertėsi nekilnojimų turtu. Iš ten, taip? Vat. Taip. Ir visą laiką varai tokius, panašiai kaip ir mes. O tavęs ten, bendrai ten Amerika, ten negali, net į galvą turbūt neteina trumpinti tavo verslo dėl to, kad tu šneki kitaip. Ar yra kokių kitokių? Kazimierai, aš verslą pradėjau 90 metais, prisiminė, kas tai buvo. Nu, fainai, banditizmas juodas. Formavosi, taip, formavosi visi tie. Pas mane ateidavo į namus ir šnekėdavo ir pats jau elitas ateidavo ir grasindavo ir gazdindavo man, kaip man bus blogai. Tai aš jiem taip pasakiau, jūs turit pistoletus, aš turiu šakes, aš kaimietis, aš iš kaimo, Šilutės rajono, Degučių kaimo, aš turiu šakį. Taip, kad vyrai, dar kartą jūs man perbėgsit kelią, jūsų žarnas, aš ant šakių pakilnosiu, tam pačiam Klaipėdos senamiestį. Nuo to karto jie nebesirodė. Įsivaizduojat, žmonės turi pistoletus, gaidjurginiai, girdėjote apie to? Nu jo. Reiškia, lankėsi uoste, nes mes jau buvom ten, aš esu daug uždaręs Lietuvoje. Tiesa, kas liečia policiją ir prokuratūrą, išsigimimas dabar yra šitų žmonių Lietuvoje, bet tuo metu aš pagarba policijai, pagarba prokuratūrai labai man stipriai padėjo sugaudyti, aš parodžiau drąsą, o jie atliko savo darbą. Aš nebejojau tiesiog tų šankerių, man buvo kiti dalykai svarbiau gyvenime. Aš uždaviau klausimą savo tokį. Ar aš dabar bijosiu kaip dauguma ir būsiu toks baimės prikaustytas ir vaikščiusi kiekvieną, ar geriau aš rizikuosiu, kad jie ten man žadino susprogdinti ir taip toliau, jie ten pažadų daug duoda, dažniausiai netesi. Ir reiškia, ar aš suvalgysiu tą tokią baimę, kad taip gali nutikti, anksčiau vėliau vis tiek mirsim, ir aš vaikščiusiu drąsiai laisvai ir 47 metai man dabar viskas gerai. Bet tarp kitko, jeigu prisimena 90-uosius, tai aš pamenu, kad tada buvo labai daug dorų tokių policininkų, kurie tikėjo tą laisvę, nepriklausomybę iš idėjos. Ten tuos, galvoja valstybė, darom, tai tuos banditus gaudom ten, kažkaip tai labai idėjiškai, romantiškai taip žiūrėjo. Bet ir dabar gal yra tokių. Kazimierai, tais laikais, aš pasakysiu, net nusikalstamas pasaulis buvo diplomatų. Nes kai galų gale aš ten ir klubus naktinius uždariau tų nusikaltelių, į kalėjimus mes uždarėm, kai galų gale aš ten pridirbau jiem pakankamai daug bėdų, tai man parnešė iš jų vidinės virtuvės, kad, reiškia, jie sprendė, ką man daryti, ar stuburą sulaužyti, ar dar rimčiau ką nors padaryti, ar dar kažką tai. Ir jų tas vadas, aš nežinau kiek tiesa, bet jų tas vadas perdavė taip. Sako, mes nieko jam nedarysim. Todėl, kad jisai buvo vienas, o jūs gauja. Ir jisai gynė savo teisės, gynė savo turtą, savo interesus. Ir jisai yra teisus. Ir nieko man nedarė. Ir po to
Ir po to nusikaltėliai, tie patys nusikaltėliai, kurie man gazina ir taip toliau, galvoja, kas čia nutiko, eina mieste, man rankas spaudžia. Tai žmonės pradėjo galvoti, kad aš su nusikalstamu pasauliu kokius ryšius palaikau. Tiesiog tais laikais buvo dar netgi tarp nusikaltėlių kažkoks va toks... Garbės kodeksas. Kažkoks kodeksas, taip, tai dabar aš girdėjau, tokio nebėra. Dabar yra tik tai pinigai, narkotikai. Nu, ne visur, yra paseną kartą yra dar. Ten vis tiek, man atrodo, kaip ir visur. Kaip ir policija, negali sakyti, aš daug šviesių policininkų, ypač tarp jaunimo, arba ten dirba, kur, na, pavyzdžiui, tokiai specializacijai, pavyzdžiui, raitoji kokia policija, ten, tai jie tokie, nu, šviesūs, garbingi, mažai pažįstu, šiaip jau. Lygiai prokuratūroje, man atrodo, jeigu žemesnio rango, tai aš tikiu, kad kurie išėję iš teorinio mokslo, tai jie tiki gėrių, bet paskui ten nomenklatūriniai sluoksniai, jie tada vis tiek jie stato juk į valdžią į aukščiausius postus ne tuos, kurie ten gėris grožis, o tuos, kurie gali lengvai valdyti per juos. Runkelius šitos, vat mus. Nu, vat, ir tada tie žemesni neprasimuša, ir dėl to aš galvoju, kai mes atsimsim valstybę, mes padarysim Gruzijos pavyzdžių. Visus atleisim ir jaunimą sukelsim, kurie kitais principais dirbs visai. Girdėjai, gerai, kas laukia tavęs? Didelis darbas laukia. Taip. O kas daugiau padarys? Tik aš noriu dar šiek tiek pridurti, kad ne valstybę reikia atsimti. Gerai, gal atneši, parodysi, ką mes turime atsimti. Tokį. Gaubliuką. Mes turim pasaulį, Kazimierą, atsimti. Mes turim atsimti pasaulį. Kaip ir globalistai, kad jie sako, turim viena pasaulio tvarka, vienas įstatymas. Ir mes turime dabar jau kalbėti. Viena pasaulio tvarka, turim ginti, visi turim visų šalių piliečių ginti savo teisės kartu nuo vienos pasaulio tironijos. Mes turime vieną pasaulio šeimą dabar esam, kur turim apsiginti nuo vieno pasaulio tirono. Nu taip, sutinku. O kas liečia policininkus, man dar mintis buvo, aš noriu dabar į temą, o tą, kur mes šiandien vystysim. Aš noriu tą patį pasakyti, kaip farmacijos industrija ir su farmacijos industrijos šitais agentais, vadinamais dauguma, ne? Kai maža mergaitė nori būti gydytoja ar sesutė, jinai irgi gražiai svajoja, nes jinai matė močiutę kenčiančią nuo skausmo, skausmą pagerinti, jinai žaidžia su ten visokiom, kur gydo ir taip toliau. Ir jinai su ta vizija, su ta svajonė, jinai eina iki universiteto. Ir dar netgi universitete jinai gerai mokosi medicinos ir labai gerai. Bet kai išeina gyventi, mano draugas, mano tiesa, du draugai, viena mergina, vienas labai aukšto intelekto, labai aukštai įvertinimas, baigė Kauno medicinos akademiją, viena čia Floridoje gyveno, vienas irgi Ameriką išvažiavo. Tai po to, kai jie išeina į realų gyvenimą, ir jie pamato, kad juos verčia apgaudinėti žmonės ir išrašinėti receptus ir daryti operacijas, kurių nereikia daryti, kad tik gauti kuo daugiau pelno. Nes sako, gydytojo tikslas yra iš sveiko žmogaus padaryti ligonį, iš ligonio padaryti chronišką ligonį ir gauti kuo daugiau pelno. Čia bendraja prasme. Nepagalvokit dabar, jeigu gydytojai klauso, kad aš čia visus gydytojus nurašau. Chirurgai patys reikalingiausi mum yra, nes jeigu nusilaušim koją, pirštą dar ką nors, be jų mes patys nesusiremontuosim. Bet dauguma ta armija, 90% gydytojų, jie mums nereikalingi. Taip, bet žinai, kas man dar įdomu, kad pavyzdžiui dabar, kai šitas vyksta, elementarių paslaugų Lietuvos piliečiai negauna, vadinasi jau net ir kojus gipsuot. Vakargi paviešinom, kai bobutei diagnozavo ten koronavirusą ir koja gangrena plečiasi ir viskas. Ir ką padarysi? O tu pabandyk ją, atmušti ją reikėtų, pas mus atėjo laiškas iš Amerikos, Artūras parašė, tai kaip galima gangreną įsigydyti, bet tu pabandyk prieiti išgydyti. Vadinasi, toj gausim slėptis visi ir nuo daktarų, ir nuo visko, kadangi jų nagus papuoli, jie marina ir negydo todėl, kad neva koronavirusas, o koronavirusas nuo vieno verygos parašo, baigsis karantinas ar nesibaigs. O virusas taigi nesikeičia, parašas vienas lemia, ar bobutė išgelbės ar neišgelbės. Tai čia yra kažkas... Nusikaltėliai baltais chalatais, aš dažnai jūs vadinu. Ir kaip dabar jų tas išspręsti, kaip ant jų ir nevaryti, nes jie ten apatiniai sluoksniai, taigi nekalti, kad ten sėdi, išgama ten kažkoks tai tenai.
Vat juos valdo. Tai kaip jiem visiems sukilt, vadinasi, prieš tos formalius jų padarytus banditiškus įstatymus, kurie naikina savo pačių tėvus ir mamas. Nu, vat kaip padaryti? Kazimierai, reikia mokytis vieni iš kitų. Mano kanale, matei, yra įkeltas tas policininkas, ar ne, aš ten pakomentuoju tą policininką. Taip, aš išgarsinau, jo. Ir tavo kanale yra tas pats policininkas, žiūrėkit. Jis nepakluso valdžiai, jis yra apačia, jis nepakluso. Bet sako, jo, bet komentarai eina, kad jie jau atleido iš darbo. Ar tiesa? Taip, aš antrą video nufilmavau, kad jisai yra atleistas, aš su juo susisiekiau, reiškia, mes renkam jau aukas. Tarp kitko, ačiū visiems. Aš padariau Facebook'e, reiškia, kas man nori dar paaukoti, Darius Overlingas mano vardas, pavardė ir Facebook'e atrasi. Tai padariau tą, reiškia, kaip čia, fundingą, ar kaip lietuviškai būtų... Nu, fondą. Aukas, kad reikia. Fondą. Pats pirmas paaukojo $10, taip ant prikolo galvoju, ar kas nors rems iš lietuvių, iš mano auditorijos ar ne. Tai dabar paskutinį kartą žiūrėjau, buvo $57. Vienas paskambino šiandien man telefonu, sako, aš neturiu Facebook'e, ar aš galiu, kaip aš noriu 20 šitam amerikiečiui. Tai aš pats kalbėjau, sakau, kodėl tu nori paaukoti, tu man paaiškink. Klausykite, ką pasakė, tarp kitko žmogus kažkada praėjęs negerus kelius ir į narkotikų liūdam buvo, dabar jau išsivalęs. Žinot, ką jis pasakė? Labai įdomiai apie tą policininką. Jisai sako, jeigu mes neparemsim tokio žmogaus, bent jau idėjiškai, iš idėjos 5 eurus ar kiek, jeigu mes nepalaikysim, neparodysim, kad mums toks žmogus rūpi, sako, daugiau tokių gali neatsirasti. Teisingai, logiška. Ir jisai, reiškia, remia, siunčia pinigus. Tai va, ačiū visiems, kas remia ir tą amerikietį. Iš bado jisai nemirs, nes yra toks pasakymas, kol storas pakūdės, kūdas numirs. Iš bado jisai nemirs, bet pati ta idėja, kad mes ne dėl to, kad išlaikyti jo šeimą, bet dėl to, kad parodyti, žiūrėk, už tai, kad tu kalbi, mes duodam mažytę dovaną, visi po 5 eurus duodame tau, ačiū tau, būk toks ir skatink ir plėsk kitus taip mąstyti, kaip tu mąstai. Tai čia labai didelis. Atsakant į tavo klausimą, ką turėtų daryti medikai, sesutės ir taip toliau. Mes, kas žino jų virtuvės, taigi puikiai žinom, kad skyriaus vedėja ateina ir meluoja, ir plauna, ir moko, kaip jie turi manipuliuoti klientais, kaip jie turi meluoti, kaip jie turi drausminti, kaip jie turi... Tai aš tą vidinę virtuvę žinau labai gerai. Jom plauna smegenis, o ką jie daro, jie paklūsta ir eina vyk. Atsakymas yra, nepakluskit. Nedarykit tos aferos, kuri nueina, kas ten pas jūs tas jau viršiausias skaitosi Lietuvoje. Veryga. Tai va, kas tas Veryga? Aš jo biškutį pasiklausiau, man nei ten autoritetas, nei intelekto daug kvepia, nei dar kažko, prakišo jį ten kažkaip, tai netyčia jis ten atsidūrė, ar už pinigus jį prakišo. Kodėl dabar žmonės turi parduoti savo moralę, savo sąžinę, savo tikėjimą, kad kažkoks Veryga jiems sako taip daryti? Nedarykit. Žiūrėk, tu man apie policininką mums visiems sakai idėją. Sugalvokim, pasiūlykit, kokią atminimo dovaną įteikt, vat per tave ir įteiksim tam policininkui, šauniam vyrui. Va, iš Amerikos už tai, kad prieš Jazz televiziją įsteigs kažkokią premiją ir mes jam įteiksim per tave tą premiją, padėkos kažkokiai. Aš nepažadu, kad aš važiuosiu, nes man reikės važiuoti į Vašingtono valstiją, bet jeigu tikrai bus, sakykime, ir ten, jeigu susirinks ir ta suma didesnė, ir ar ten bus reikalas, gal jis pats iki Miami atskris mažą ką. Bet ką aš jau šiandien, kur kalbėjau, ką aš norėčiau padaryti, aš norėčiau jį įjungti į eterį. Jūs įjungti į eterį. Įjungti policininką kokį nors, irgi tokį prašvitusi arba švintantį arba prašvitusi policininką iš Lietuvos pareigūną. Ar ne, būtų geriau aukštesnio rango, jeigu įmanoma, bet aišku, ten jau sudėtinga. Ar ne? Įjungti dar kažką tai ir va padaryti tokį bendrą konferencinį pokalbį ir tada jūs jau parodysit jiem tą dovaną ir po to jau nusiūsit ten nurodytų adresą. Blogiausia atveju, jeigu jau neatsiras tokio narsuolio, tai iš mano karalystės tada vidaus reikalų ministrą duosiu. Aišku, bus panašus į mane, bet, jeigu jau kitokio neatsiras.
Jo, tai labai gražu ir aš tai iš todėl ir tik tai sužinojau, aš iš karto puoliau nufilmuoti tą video, po to žiūriu, jūs irgi atsirado labai gerai, mes turim tokius žmonės dabar, kurie kalba už tiesą, mes turim padaryti herojus. Ir mes turim dėti maksimum pastangų, kad atrasti Lietuvos policijoje herojų. Jeigu labai ieškosim, atrasim. Kokią idėją tu dėl filmo to, nes dėl filmo papasakok savo idėją. Dėl filmo dabar aš net galvoju, kaip man išsivystė. Aš tiesiog turėjau eiti nufilmuoti dar vieną video, galvoju, kur labiausiai skauda žmonėm, kokią temą, kur labiausiai galėtumėm apšviesti. Ir aš galvoju, reikia pasakyti tiesą apie koroną. Galvoju, gerai, nueisiu, aš dar vieną video nufilmuosiu, tų video ir taip jau pilna. Ir po to ir atsirado tokia mintis, kad ne šiaip vieną video nufilmuoti, bet sukurti gerai paruoštą filmą, kur būtų imamas interviu iš ekspertų, kur būtų, ir sumontuoti, kad dailiau, jeigu pastebėjot, mano video yra turinys geras, bet aš į popieriuką nekreipiu dėmesį, aš nesistengiu supakuoti ir galbūt aš dėl to prarandu auditorijos, gal net 50%, gal daugiau, bet man svarbiausia yra turinys, mano tikslas yra dabelsti iki žmonių sielų. Jeigu akis mato kažką blogo, tegu eina dar tas akis ryškinasi, ar ne? Man svarbiausia, aš noriu kalbėti su žmonių siela, tiesiogiai, be jokių tarpinių šitų ištreniruotų, nes mes puikiai žinom, kaip smegenys ištreniruotos, taip akis ir mato. Aš kalbuosi su žmonių sielomis, mano tikslas yra susijungti su siela. Tai vat ir kilo mintis sukurti filmą, filmas vadinsis Tiesa apie koroną. Tarp kitko, aš paprašiau Kazimieras sako, valio, sakyk, kokį mes epizodą mes paruošim, aš paskambinau Robertui Mackevičiui, sako, valio, aš irgi noriu vieną epizodą įterpti. Padarom taip, sukurkim tą filmą visi, tai bus Lietuvos ir Amerikos bendras filmas, aš čia susisieksiu su gydytojais, kurie kalbės tiesą apie koroną. Aš ieškosiu kiek įmanoma aukštesnių pareigūnų, kad žmonėms būtų autoritetai. Žmonės mėgsta autoritetą. Taip. O mes susisieksim su Robertu Mackevičium, padarysim kūrybinę komandą ir aš tikiu, kad tas filmas, priešingi žemės rutulio pusės, kur Amerika, kur čia, ir kaip ateina, kaip išsikreipia ir kaip naikina savo pačios žmonės, kokiais iškreipčiausiais būdais naikinama, žmonija jau šito, jeigu tu pradžioje sakei, kad rutulį turim gelbėti, tai ir išgelbėsim tą rutulį tokiais pavyzdžiais. Tai bus pasaulinės auditorijai skirtas filmas, aš taip įsivaizduoju. Taip, viso pasaulio žmonėms. Mes dabar esam vienos civilizacijos šeima, viena civilizacija, vienos planetos šeima. Ar ne, kokia ten, žodžiu, kaip ten bebūtų. Ir biškutį nušokau nuo minties, ką aš norėjau pasakyti. Tuoj sugrįšiu, tuoj prisiminsiu. Reiškia, mes turime danešti tiesą, mes turime žmonėm danešti tiesą. Prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Žiūrėkit, tos visos aferos yra sukuriamas Amerikoje, bet kaip nebūtų gaila, kenčiate labiau jūs. Ir žinot kodėl? Todėl, kad Amerikoje sukuriama, bet ant Amerikos piliečių paspausti nėra lengva. Jie visi turi piškaliukus. Visi kiekvieno. Tu turi? Ir dar kiek. Gal kas nors iš Lietuvos, vienas banditas čia man skambino, sako, aš atvažiuosiu su tavim, reiškia, čia susidoroti. Sakau, žinai ką, atvažiuok. Aš oro uoste tave pats pasitiksiu. Nes, žinai, jeigu angliškai nekalba, dar bus sunkiai jiem kol atras, kol ką, žinai, dabar GPS-as yra jau lengviau, bet netgi durna galva atvažiavęs, koks saugumietis galėtų, bet aš pats atvažiuosiu. Aš turiu pakankamai drąsos sutikti savo mirtį, aš savo mirtį sutikau jau prieš 25 metus ir ne vieną kartą. Taip, kad su mirtim, kaip tas kareivis, ar ne, pagarba jam kaip ne kareivis, o policininkas ir kariavęs Irake. Jo, kariavęs Irake, sako, nepergyvenkit. Aš, sako, savo terminus, jau prieš dar Irako kare jau savo terminus, jau susitaikiau su savo terminais. Jis jau planavo mirti prieš 20 metų ar kiek, kada jis ten kariavo. Bet jis vis dar gyvas ir 3 vaikučius turi ir jisai tiki geresnė ateitim, jisai tiki šeima, jisai tiki sveikata, jis yra sportas, jeigu matėt, pasižiūrėkit, Gregas Andersonas, jo Facebook'e, parašykit lietuviai, parašykit Gregui Andersonui, susiraskit Facebook'e, Greg Anderson, rašykit jam žinutės, padėkas rašykite,
ar ne, komentuokit jo, kad Lietuva jo žavesi ir Lietuva tiki jo. Tai yra siela, tai nėra kad ponas ar rusas, siela, kuri tiki šeima, tom pagrindinėm vertybėmis. Vaikučiai, šeima, sveikata, laisvė. Tai yra pagrindinės mūsų vertybės, dėl ko mes Kazimierą dabar šnekam. Negi dėl to, kad daugiau subscriberių, kas irgi man nepamaišytų pas mane, tik 1700 dar tėra. Tai va, tai jeigu tu pareklamuosi biškį, tai aš tavo subscriberiai būtų gerai, kad koks 10 000 pas mane irgi prisiregistruotų. Man atrodo, visi turi prisiregistruoti. Visi. Kodėl 10 000? Visi automatiškai. Kur pas Kazimierą, ten ir pas Overlingą. Nes... Aš, man atrodo, blogai matausi, bet jeigu parodys mano, visi būtai yra mano YouTube kanalas. Palauk, ar matosi? Matosi. Visi būtai YouTube kanalas, paspauskit skambutį, kad gautumėt pranešimus būtent apie tą kuriamą filmą ir apie tos visus dalykus. Žodžiu, būsiu labai dėkingas Kazimierui ir visiems. Čia ir buvo tokia mintis. Kad Kazimierai, tu turi didelį įdirbį padaręs, tu turi surinkęs auditoriją, tu turi jau, kaip čia pasakius, kaip tas vadinasi, matai, žodžių pritrūksta, tu turi jau reputaciją, reputaciją, nes mane... O kaip lietuviškai įdomu būtų šitas reputacija? O kaip įdomu būtų lietuviškai? Čiagi ne lietuviškai žodžiu. Lietuviškai turi būtų geras žmogus. Geras žmogus. Vienu žodžiu, ne ridiska tipo. Ne, lietuviškai turbūt būtų toks, ta viena savybė, ko gera būtų patikimas. Kai tu jau pasitikė žmogus. Patikimas, jau jeigu tavim jau žmonės tiki, po to ten vienas kitas gali paloti, bet ta reputacija, kaip vienas yra pasakęs, ta reputacija užtrunka, reputacija, kad užsidirbti gerą, kartais reikia paaukoti 10 mečius. Kad jie prarasti, užtenka vieno durno žodžio arba vieno durno veiksmo. Taip. Tai pas Kazimierą yra reputacija, todėl aš norėjau su tavim susisiekti, kad padaryti tokį bendrą projektą, nes mūsų visų taigi yra tas pats tikslas – apsaugoti savo šeimas nuo šito tručo, kur jie nori mus per prievartą suskiepyti, nuo čipavimo, kur nori mūsų laisvę atimti ir daugiau kontrolę. Ir vėl nežino, ką dar tie iškrypėliai yra sugalvoję tose laboratorijose Silicio slėnyje. Jie ten įdomių dalykų, aš ten kalbėjausi, įdomių dalykų, jie ten ir ląsteles jau kūrė, jie jau kūrė ląsteles, jau yra sukurta ląstelė, nuo nulio jie sukūrė, tik tai ląstelės, reiškia, panaudojo pačią tą ląstelės, nieko jiem nereikėjo, ne, jie panaudojo tik tai patį ląstelės tam kūną, o viską viduj pakeitė ir brandolį įdėjo naują ir viską, ir jau čia didelis jų atradimas, sukūrė naują ląstelę, naują gyvybę. Klausyk, mes turim gyvybę, kam čia naują kurti? Kai tu sakai, Dievas žino, ką jie sugalvojo, tai jeigu jiems šitas jau pavyks, tai jau ką jie norės, tą mum ir padarys tada. Kazimierai nepavyks. Aš noriu, kad žmonės, kurie klausosi, kad aiškiai savo sąmonėj duotų vieną žinutę. Jiems nepavyks. Taškas. Kokiom priemonėm mes sustabdysim tą reikalą? Tai čia jau veidurginėm pasakiau, o jiems nesakysim. Jie naudoja prieš mus klastą, jie naudoja prieš mus apgaulę, jie naudoja prieš mus šantažą, prievartą, jie naudoja prieš mus viską, ką tai gali. Bet žinai, kas man, Dariau, žinai, kas man patinka? Ta, kad mums aišku, ką jie darys. Mes pasižiūrim, ką jų šeimininkai šneka ir viskas aišku. Ir mes pasakom, ką jie darys, tada jų šitie šunys žiniasklaidos. Ne, jūs šiandien tokie, o paskui už mėnesio 2 jie pradeda šnekėti tą, ką mes sakėm, kad jie darys. Taip, kad mes jau žinom visą arsenalą, iš esmės. Va, tas yra labai gerai, nes scenarijus aiškus labai. Jau neapmausi mūsų. Tik tai visa bėda, kad vat ir gerai, kad per pasaulinę kokią nors pasauliniai auditorijai. Nes, pavyzdžiui, net ir 25 000 yra apie 1% žmonių. Tai, kaip pasako, šitas jau 1% dar 10 kitų, kadangi jų mažai, sako, čia durniai, čia negali būti, nes absoliuti dauguma iš kitų šaltinių gauna. Vat jeigu bus susidarys
100 000, nu, iš karto žaibiškai eis prabudimo procesas. Va ir to jie bijo, jiegi supranta šitos masių psichologijos dėsnius. Jiegi ant to gyvenė. Tai aš su to filmu, dabar va pakalbėkim gal porą minučių ar 5 minutės apie tą filmą. Su to filmu, ko aš siekiu padaryti, aš siekiu, taip kaip filmas ir vadinasi, aš vakar anonsą nufilmavau, įdėjau į kanalą, taip kaip ir vadinasi, tiesa apie koroną. Ir tiesa, mes paimsime visą spektrą žmonių, mes paimsime aukščiausio rango mokslininkus, mes paimsime gydytojus, mes paimsime politikus, mes paimsime žmonės. Vox populi, vox dei, liaudės balsas, Dievo balsas. Mes paimsime vaikus ir mes paimsim senus žmonės, tarp kitko, kas liečia senus žmonės, man toks vat pamastymas atėjo. Ar jūs pastebėjot, Kazimierai, tokį, žinote, korona, bet tai aš nesergu, nieks neserga, jauni neserga, nieks neserga, bet senukai nuo 80 iki 150 metų va toje atkarpoje miršta. Atneš Monika knygą, tą kaip meluoti, panaudojant statistiką. Reiškiasi, nuo 80 iki 150 metų va toje atkarpoje senukai miršta. Ir kadangi mes gerbėme senus žmonės, ir aš taip pat jau po biškį sensu, tai irgi norėsiu tos pagarbos jau, bet reiškiasi, visą dabar turim apie senukus jau daryti, apie senukus, gerbėt senukus. Dariau, bet pats sakai, vat, mes gerbėm senukus, o tu girdėjai, kaip mes rodėm plakatą, geri vaikai nelanko savo tėvų. Ar matei tą? Lietuvoje kabo visur. Čia yra absurdas. Už šitą pinigų iššvaistimą kažkas turėtų atsisėsti į kalėjimą. Aš tikrai siekčiau to, būčiau Lietuvoje, kad už šitokį pinigų, kad pinigų švaistai į biudžetą tos aferistinės koronos, reiškiasi pandemijos dėka, kurios, čia yra gera knyga, nusipirkit, kas skaitot angliškai, How to Lie with Statistics, kaip meluoti, panaudojant statistiką, brangieji, tai yra privaloma visiems, kurie nori nušviesti protus. Jeigu jūs netikit manim, o tikite Verygą ar gydytojais taip toliau, vis tiek perskaitykite tą knygą, jums verslas geriau eisis, jūsų nusikaltėliai gatvėje negalės apgauti. Yra paaiškinta, kaip yra meluojama panaudojant statistiką. Aš pats padarysiu tos knygos apžvalgą, lietuvių kalba įdėsiu, kaip yra iškraipama statistika, kaip paima tam tikri grafikai ir parodomas iškreiptas vaizdas. Tai lygiai taip pat, brangieji, va tam filme bus šnekama apie viską, kalbės mokslininkai, kalbėsim mes, imsime skaičius, ar tikrai žmonių daugiau dabar planetoje. Kadangi korona, tai gal žmonių pradėjo mirti 100 kartų daugiau. Ar žmonių netgi mirtingumas sumažėjo, kadangi jie taip prigazdino žmonės, kad žmonės nebeina į ligoninės, nesidaro operacijų. O jeigu nesidaro operacijų, Amerikoje 3 mirtingumo priežastis yra gydytojo klaidos. Žiūrėkit, aš tau dar vieną pasakysiu fenomeną. Mes jau juos privertėm nuimti namornikus tos kaukės, tai dar vienas fenomenas. Tai šiandien jau nereikia kaukių, bet visi žmonės tiek įbauginti, kad visi vaikšto su kaukėm, nes galvoja, dar netiki. Kazimierai, jūs suprantat, ką jie padarė? Jie per 2 mėnesius suformavo žmonėms naujus įpročius, naują mąstymą, naują psichologiją per 3 mėnesius ir susilpnino imunitetą, kadangi sterilizavo aplinką, visų žmonių imunitetas yra dabar žymiai silpnesnis, lygų skaičius. Tiesa, aš veterinaras, kas nežino. O aš aukštos kvalifikacijos medikas, tai yra žemiausia grandis medicinoje, tai yra sanitaras, bet pagal logiką aš jaučiuosi daug protingesnis už tas aukščiausios kvalifikacijos ministrą, kadangi tas yra iškrypėlis, sadistas, maniakas ar kas jisai, nežinau. Bet žinai, Kazimierai, yra toks pasakymas. Nebūk teisus, būk gudrus. Mes esam teisūs, jie yra gudrus. Kol kas. Gal laikas ir mums palikti gudriems. Nebūk teisus, būk gudrus. Tai mes esam teisūs. Taip mes suprantam, kas yra teisybė, bet žiūrėkit, vis tiek mus, kaip kokius asilus, klubdo ant kelių, uždeda namornikus ir deda antrankius už tai, kad mes parkime. Gerai, tu mane Dariau, tu mane suintrigavai. Tai pasakyk, kaip aš turėčiau daryti, būdamas gudrus, o neteisus. Būdamas gudrus, žiūrėkit, jie planetą ima į savo rankas, nesakydami nieko, ką jie daro, ir arba meluodami.
O mes einam ir sakom, vat kokie, ką mes žinom, ką jiems suprantam. Mes atiduodam visus instrumentus jiem į rankas. Jie, kaip jūs vat spėjat, ką jie darys, taip ir jie, matydami, kaip žmonės šneka, kaip žmonės elgiasi. Ir tiesa, dar yra blogas dalykas iš to paties Silicio slėnio. Jie daryti žmonių dabar masių psichologiją, jiem net patiems nebereikia daryti. Tai daro dirbtinis intelektas. Big data yra toks anglų kalba terminas. Tai daro dirbtinis intelektas. Žiūrėkit visų reklamos ir taip toliau. Gal pastebėjot vat, ant jūsų video, apie ką jūs pašnekat? Automatiškai tą reklamuoja. Pašnekat apie farmaciją, žiūrėk, vaistus reklamuoja ant jūsų video. O jūs galvojate, ten programuotojas sėdi ir klausosi. Ne, ten dirbtinis intelektas pagavo, kiek kartų jis panaudojo žodį farmacija vaistai, automatiškai kala reklamą, automatiškai gaunasi. Va, tiesa, dėl farmacijos, kodėl ta farmacija perėmė tai pasaulį mūsų į savo rankas. Žiūrėkit, kaip įdomiai gaunas, kaip yra viskas susiję. Farmacininkai gamina tos vaistus, daro tos milijonus ar milijardus, bet žinot, ką žmonės daro, kurie susitaupo 1000, 2 ar 5000, jie galvoja, į kokias akcijas man investuoti. Nu, turbūt į tas, kur didžiausi pelnai pareina. O tai yra į farmacijos kompanijas. Ir staiga gaunasi, paprastas žmogus uždirba, susitaupo savo pinigus gamykloje. Ir nori padauginti, kad nereikėtų visą gyvenimą dirbti, padauginti savo pinigus ir investuoja į farmacijos industriją. Ir farmacijos industrija kaip vėžys, koks dar labiau auga ir po to krenta ant mūsų vaikų, ant mūsų krenta. Va matot, kaip mes patys maitinam tą sistemą, kaip ją pakeisti, va čia didelis klausimas. Tiesiog atsijunk nuo jos, sveikai gyvent, neklausyt. Aš tai pavyzdžiui dabar visai kitaip televizorių, va kiti nemėgsta žiūrėti, aš labai dabar laiko neturiu. Bet kai žiūriu, aš jau matau pagal kitą algoritmą, kur jie meluoja, o meluoja visada beveik, kur jie įterpia reklamėlę kokią, kad prastumt. Labai dar įdomiau žiūrėti pasidarė. Arba tos pačius Hollywoodą. Aš vienu momentu aš dažnai paklausdavau va, tokių protingų žmonių, ar ne, kur už mane patirties daugiau turi ir tų metų daugiau. Ir kartais aš taip suabejodavau, sakau, ar tikrai visą tą velnę gali nešti ant visos planetos gyventojų žmogus? Ar tikrai tai žmogiška siela gali tą visą velnę nešti? Nes man įtarimu, kad galbūt vis dėlto parazituojanti civilizacija, kažkoks parazitas įlindęs jiems į smegenis ir kontroliuoja visą tą reikalą, nes čia nepanašu. Žmogus, kad ir koks būtum padla, kad ir koks būtų žudikas, mazokistas, taip toliau, žiūrėk, jie vis tiek turi tą žmogiškumo krislelę, ar ne? A čia kas vyksta? Toks įspūdis susidaro, kad tai daro ne žmogus. Ir aš kartais pradėdavau fantazuoti, kad tai daro gal koks 1000 IQ turintis ateivių civilizacija. Kartais taip ir gal tai daro, mes turim tokių signalų, ar ne? Bet po to, kai jie padaro tokias idiotiškas klaidas, kaip pat su šitą pandemiją. Oi, galvoja, kad čia visi gydytojai palaikys tą pandemiją. Prišūgino žmonės, prigąsdino žmonės, jie net į ligoninės nebeina. Ir staiga tie žmonės, kurie turi 7 ligoninės, 7, sakykime, klinikas, jie nebeturi nei vieno kliento, jie pakilo ir pradėjo šnekėti prieš tos aferistus. Vadinas, durnai apsiskaičiavo, kad gydytojai, ekspertai pradės kalbėti tiesą, nu va tyla iš maišo ir išmindo. Žodžiu, nėra jie tokie protingi, bet aišku, jų rankose yra ginklai, jų rankose yra kalėjimai, jų rankose yra įstatymai. Tai va, bet tai čia pataisomi dalykai. Čia viskas, aš kuo toliau, tuo labiau vat krimstu, kai pradėjo Varlinas šnekėti, kad čia Dievas, velnės, nu kažkaip neįprasta atrodė šiek tiek, žinai, taip, viduramžiais kvepia gal, vat. Bet kuo toliau rezultatų žiūrint, tai tuo panašiau, kad šviesa, tamsa, ten nežinia, ar tie vardai atitikmenys atitinka Dievas, ten šėtonas, bet kad kažkas vyksta, nu negali tai būti normaliai, jeigu normalų žmonės, nu tiesiog negali tai būti, bet vyksta. Tai kažkas už to slypi ant gamtiško, iš tikrųjų. Nu, gėrio ir blogio jėgos buvo visada ir jos turbūt bus dar ir po 1000 metų, kai mes numirsime. Gėrio blogio jėgos, tai mes sakykime ką, aš džiaugiuosi, man atrodo, ir tu, Kazimierai, atlieki savo misiją nepriklausomai, kas to bus ir kaip to baigsis ir kokios bus pasiekmes. Aš didžiuojuosi,
Vat aš nežinau, nu man atrodo visi tokie prietrankos, vat kaip mes. Aš tai didžiuojasi savo vaidmeniu. Man visiškai tas pats, ko bus. Ir kuo, pavyzdžiui, sunkesnė dalia, tuo dar didesnė garbė. Vieną kartą Razminas pasakė, Žilvinas. Tai sako, kalėjime už Lietuvą pasėdėti, taigi garbė. O kas ta Lietuva? Nu tai mes ir esam ta Lietuva, taigi ne ta valdžia Lietuva. Mes esam, ant ko laikosi visa. Tai čia nesvarbu, kas bus. Kalėjimas tai yra, kalėjimas yra pats mažiausias, taip dar silpnoka čia. Iš tikrųjų, numirt būtų, va, čia yra verta mirtis. Negu kad nugaiš tenai, ten prisigėrus arba persėdus, lygą įsitaisius nuo to, kad tu tukai visą gyvenimą, pavyzdžiui, arba ten neteisingai gyvenai. Kazimierai, man dabar šovė labai gera mintis, labai gera. Žiūrėkit, ant ko žmonės dabar, ant kokios baimės laiko visus žmonės, ant kokios baimės, kad pagaus virusą ir kas bus, numirs. Nu, kad pagaus virusą ir numirs. Tai visi žmonės yra prigazdinti mirties baimę, valdoma per mirties baimę. Aš turiu pasiūlymą, tie, kas bijo mirti, negalvokit, kad jūs mirsit. Galvokite, kad jūs, aš vakar žmonai sakiau, vietoj to, kad įvardint, sakau, po to, kai aš mirsiu, norėjau pasakyti, bet po to galvoju, negražiai skamba tas žodis mirsiu. Tai sakau, po to, kai aš dematerializuosius, mane žmonės vis tiek klausys. Nu, aišku, jeigu YouTube'as bus, jeigu nebus YouTube'o, bus kitos platformos. Aš sakau žmonai, sakau, po to, kai aš dematerializuosius, aš vis tiek mokysiu žmonės net po to, kai dematerializuosius. Ir žmonai sakau, kaip tau skamba, kad aš dematerializuosiu? Sako, visai normaliai. Nereikia. Netgi mano žmona beveik džiuotos, jeigu aš dematerializuočiaus. Bet mirtis nuo viduramžių yra įkalta, mirsi. Čia yra toks baisus virusas, korona su karūna tokia atėjęs, virusų karalius, matot, kaip veikia tarp virusų karalius atėjo ir dabar jūs visi turit bijoti arba mirsite. Ne, brangiai, jūs nemirsit. Visų pirma, kas tiki Dievu, o manau, kad savotiškai Dievu tiki visi, savotiškai vieni tiki su barzda tas Dievas, va, kaip Kazimieras ar ne, bet kiti tiki Dievu kaip kažkokią energiją, kiti tiki ir nesvarbu, kokį Dievu jūs tikite. Jūs turbūt sutinkate, kad po mirties mes neišnyksim. Net jeigu kažkas tiki, kad mes esam biologinė ląstelė, tai netgi ta biologinė ląstelė suirs, paliks dirvožėmis, ten žolytė užaugs, karvytė pavalgys, pienuką ir po to žiūrėk iš to pienuko vėl naujas kūnas ir taip toliau. Netgi jeigu galvoti, kad mes esame materija ir jokios sielos, netgi tada įvyks dematerializacija ir transformacija. Brangieji, virusas jūsų nenužudys, bet Veryga, kas ten pas jūs yra? Veryga žmogis toksai, žmogas, mane žmogum vadinti. Bet Verygžmogis gali jums tiek streso įvaryti, kad kaip sako... Aš ne terminą išradau, ne Verygžmogis, o Verygžmogas, nes nu, negali žmogus taip daryti. Nu, net netikiu tiesiog iš principo, kad negali taip būti. Žodis, žmogas. Taip, žmogas turi žmogiškų elementų, bet ten jau galūnė, jau kitas galas, jau matyti. Reikėtų jam kelnes numauti ir pažiūrėti, ar jis turi tą, kas turėtų būti. Gerai, Dariau, pabaigai jau tuoj prasidėsgi tiesioginė, kur žadėta transliacija ir su Varlinu, ir su Audrium Naku, jau žmonės laukia. Tai gal, vat ir užbaigim, Robertas Mackevičius, susisieksim su juo, dar kas, ieškokim žmonių, kas galėtų pakalbėti vat iš šitos situacijos. Pradedant dėdukais bobutėm, kurie įgazdinti tenai, vaja, žinai, va kaip tas atrodo, rezultatai kokie. Arba ten aukomis, kur supūdyta gyvai pūdoma dėl nepriežiūros. Ir, tarkim, aukščiausio lygio, kur daktarai šneka, bet juos tik pradeda pašnekėti, gazdina, kad nesusidėtų, kad nekalbėtų. Apie viską tą reikia rodyti, šnekėti, rodyti ir tada atrinksim, darysim filmą. Vyriausias autorius, režisierius Darius Overlingas, Žemės Dievo tėvas. Aš dar noriu pabaigai išvardinti, turiu kiek, čia 1, 2, 3, 6 klausimus, gal 6-7 klausimą, kur noriu, kad Kazimierai tavo žiūrovo didelė auditorija ir mano šiokia tokia auditorija. Klausimai būtų tokie. Visų pirma, kviečiu visus dalyvauti šito filmo kūrime. Visus, aišku, su kiekvienu nepakalbėsim. Tiesa, Patreone aš esu padaręs, kas norės jau aktyviai dalyvauti, kad
tegul dalyvauja 50 eurų susimoka, tai mes jau grinai įtrauksime į tą komandą tokią kūrybinę, ar ne? Kad, sakykime, nes jeigu dabar kreipsis 1000 žmonių, mes su kiekvieno nepakalbėsim. Tai, tokia indėlė. Dabar klausimai būtų tokie. Arba tegu rašo klausimus, mes atsirinksim, kur žmogų kokį interviu paimsim. Pirmas klausimas. Ar virusas yra, ar jo net nėra? Ar tai yra nagla propaganda? Pirmas klausimas. Antras klausimas. Jeigu yra. Jeigu nėra, nu tai viskas mūsų naglai daro. Bet antras klausimas. Jeigu jis yra, ar virusas toks agresyvus, ar ne? Kaip jie sako, labai agresyvus. Trečias klausimas. Ar mokslas turi nuspręsti? Ar žmonės? Kaip gyventi, kaip kvėpuoti? Ar mokslininkai, kurie gali klysti, mes suprantame, ne? Ir jei mokslas nuspręs, kad reikia žmonės visus sudeginti, ar mes deginsim žmonės? Nes istorijoje, taigi esame matę, kai būdavo suvarydavo, jos ten padegdavo ir sudegdavo žmonės. Tai jeigu mokslas nuspręs, kad reikia deginti žmonės, ar mes mokslui paklusim? Ir kitas klausimas, ar yra istorija atveju, kai mokslas labai stipriai klysta? Ar gali būti ir šitoje situacijoje mokslas klysta, o galbūt nori klysti, nes yra didelė motyvacija? Toliau, ar senukai, kitas klausimas, ar senukai nori apsaugos? Ar senukai nori, kad jauni vaikai ir anūkai gyventų ir žaistų, ir dirbtų, ir džiaugtųsi, ir šoktų, ir senukai pasiruošia rizikuoti ir mirti? Ar senukai tikrai nori, kad mus visus užrakinti? Ar čia valdžia nusprendė, neva senukus saugos, o visus kitus užrakins? Va čia į tą klausimą noriu ypač seni žmonės, kad, kaip gal negerai sakyti seni, senjorai, gerbiami žmonės, garbaus amžiaus, kad žmonės, kad pareikštų savo nuomonę, labai laukiam komentarų, jeigu jaunas esat jaunesnis, eikit paklauskit močiutės, kurie 80-90 metų, ką jinai mano ir prašom parašykit už ją. Nors dabar tie senjorai jau irgi moka ir Facebooką naudotis visko. Toliau, jeigu mokslas, aš tai jau klausiu, jeigu mokslas vis dėlto klysta, o politikai tiki mokslu, tai gal politikai turėtų tikėti žmonėmis. Ir jeigu mokslas meluoja, dar kitas klausimas, jeigu mokslas naglai meluoja, ką mes kaip žmonės turim daryti, jeigu mokslas meluoja? Tai va šitie klausimai ir ką, pabaigai aš noriu, Kazimierai, dar labai padėkoti tau, kad sutikai, reiškia, priimti mane tokį kaimietį į savo auditoriją. Ir aš kaimietis, aš pirmą kartą nuo Žagrės, moku arti, moku melžti karves, aš pirmą kartą nuo Žagrės, tos raumenis aš ne štanginiai užsiauginau, o šieną veždamas, kaime darbus dirbdamas nuo 5 metukų. Tai va, noriu tau padėkoti, kad leidai į savo eterį, į savo auditoriją, taip pat noriu padėkoti už tai, kad švieti žmonės būdamas Lietuvoje ir noriu, kad žmonės suprastų, kad tai Kazimieras, atvirai pasakius, kažin ar man užtektų drąsos būnant Lietuvoje tai daryti. Už Atlanto sėdint, jiem čia reikėtų mane atvažiuoti, pasimti, aišku, jie ir tai gali padaryti, bet aš jau čia 18 metų, aš turiu savų kontaktų, stiprių kontaktų, gal netgi žymiai stipresnių kontaktų negu Lietuvos, ten tie jūsų verygžmogiai, ar ne? Ir aš čia jaučiuosi pakankamai saugus, mano sūnus save skaito jau Amerikos piliečių, aš save skaičiau visada lietuvių ir visada liksiu lietuvis, ar ne? Ir mano turtas visas Lietuvoje yra, todėl mes su valdžia irgi pjaunamės, kas liečia turto vagystės, renovacijas, čia jau kita tema. Tai va, ačiū tau už tai, kad įsileidai į eterį, ačiū tau už tai, kad gal tu pats nesupranti, kad tu rizikuoji, bet iš tikrųjų tu rizikuoji ir labai stipriai. Tave gali atrasti ir nusigėrusi, ir narkotikų perdozavusi, pats tą žinai. Ir tave gali rasti ir į griovį nuvažiavusi netyčia, arba muštynės kokias įlindusi su pacanais, kur tave paskersti gali. Tu žinai tas technikas labai gerai. Ir tu prisimėjai tą riziką ir aš noriu, kad žmonės suprastų, ką Kazimieras Lietuvoje daro. Tai mat, ačiū tau už drąsą, ačiū tau už šviesą, ir tiek. Žinai, jeigu ne paskutiniai įžeidinėjimai, tai sakyčiau, pokalbis visai ir pavykęs. Kas mano karalystė, kas man gali karaliui grėsti. Tai žinai, tai jeigu neįžeidinėjimai, bet atleisiu, nes žmonės nematė mūsų ilgo įvažiavimo. Ten Amerikoje net interneto žmogiško neturi tam ubaginė. Tai ką jau ten kalbėti, ausinių neturi net. Sakėm, tai... Aš girdėjau, kad dažnai kartoja, kad Lietuvoje internetas pats geriausias, pats greičiausias, tik aš galvoju,
ar taip iš tikrųjų, ar iš biudžeto paima tiek milijonų, kad jisai būtų geriausias. Mes pasakų šalis esam. Ir aš karalių šitoj pasakų šaly. Taip, kad savo šitos gazdinimus pasilaikyk savo, mes dar parodysim, iš kur kojos dyksta visiems šitiem veikėjam. Gerai, ačiū tau, Dariau. Ir išlikto karalium, jeigu ir sakykime, per rinkimus tavęs neišrinks prezidento ar dar ten kokią kėdę tau neduos, tai aš linkėčiau tau visada išlikti karalium širdyje. Tai yra matai, privalumas būti karalium, kad nereikia būti renkamam. Vat kas gerai. Čia viso gyvenimo. Supratau. Nu, matai, tu tos dalykus, kadangi tu karalius, tu tos dalykus geriau išmanai. Gerai, ačiū tau. Iki greito. Iki linkėjimai visiems iš Majamio, sėkmės, būkit sveiki, būkit laimingi ir būkit tvirti. Gerai, ačiū. Nu, koks